Sveiki. Ką, biškį pabendrausim visai naują temą. Pavasaris atėjo, reikia išmėginti kažką naujo. Šiaip jau pernai galvojau, kad reikia gal pradėti ant dviračio vėl važinėti. Transporto priemonė, kuria turbūt kokie 10 metų buvo pamiršta mano gyvenime. Žodžiu, nuo paauglystės, nuo vaikystės. Bet dviračiai, man atrodo, vėl kažkaip įgauna tą populiarumą. Dviračių takų daugėja, gatvės gerėja, kaip kur. Dviratis tampa ta transporto priemonė, kuria galima tikrai puikiai praleisti laiką. Ir šiemet jau tada nuo pat pavasario, jeigu pernai nespėjau, pernai neprisirašiau, šiemet nuo pat pavasario sugalvojau viskas, reikia važiuoti. Ir štai mano naujasis pirkinys Specialized, taip turbūt tarėsi. Jūs iš karto pasakysiu, manęs nekritikuoti dėl dviračių dalykų. Aš čia esu ant tiek naujokas, žodžiu. Rinkausi dviratį, turbūt buvo keli variantai, kad dviratis būtų universalus, ne tik tai mieste, bet ir užmiestyje, miškais, takais. Todėl nugalėjo MTB. Aišku, gravelis turbūt konkurentas, bet vis tiek jisai labiau skirtas plentui. Plentu aš kažin ar daug važinėsiu, todėl pasirinkau būtent tokį MTB dviratį. Apie kažkokias labai specifikacijas tikrai nepasakosiu, nes apie jas daug ir nežinau. Stabdžiai hidrauliniai, diskiniai, 9 pavaros, amortizatorius priekinis, kaip ir daugumoje MTB dviračių. Tiesiog rinkausi biškį pagal specifikacijas, biškį pagal išvaizdą ir išsirinkau tokį variantą. Manau, kad visai kol kas jis mane tenkina. Pagal padangų murzinumą matosi, kad jau buvo kelis kartus išvažiuota patestuoti. Nors daugiausiai testavau tai tiesiog šaligatviais. O šiandien šiek tiek jam duosim kitokią darbą, pasivažinėti pirmą kartą normalia tikra MTB trasa. Manau, kad daug naujokų, kurie tik tai pradeda dviračių važinėti, galvoja, kur tai daryti. Daug labai informacijos internete yra. Ir pabandysim padaryti tokią trumpą MTB trasų, populiarių trasų išbandymą. Ir šiandien randamės Kleboniškyje. Turbūt prie Kaune esantis pats populiariausias miškas su pačia populiariausia MTB trasa. Ieškojau Facebooko grupėse visur. Beveik visur yra paminėta šita Kleboniška trasa. Dar jinai kitur vadinama Skaistykla, nežinau dėl ko, bet pavadinimas toks jau biški gazdinantis, nes panašu, kad nebus tai labai lengvas. Nieko nelaukiam. Dar galiu parodyti šiaip prie dviračio. Ką užsidėjau, tai kojelę. Užsidėjau telefono laikiklį ir laikiklis veiksmo kamerai. Manau, kad kol kas tokie būtiniausi dalykai. Aš šiaip tai turiu ir čia grinai tokią lemputę, nes dabar gamykliškai yra atšvaitas, bet šiaip tas atšvaitas visai neblogai šviečia, kol naktį nevažiuoju, tai manau, kad jo pilnai užtenka. O po to pažiūrėsim, bus galima net, tą pačią lemputę turiu, bet kol kas neužsidėjau. Šiaip kitas įdomus dalykas, kol nevažinėjai dviračių, kažkaip niekad net nekreipi dėmesio, kaip važinėtojai daro su šalmais, nes kai gatvės pažiūri, tai sakyčiau, koks 1% turbūt su šalmais važinėja, likęs kem be šalmų. Jo, man atrodo, pagal įstatymus pilnamečiam kaip ir nebūtina, jeigu su paprastais dviračiais. Bet čia, man atrodo, toks jau šiek tiek net gaunasi kartais mados reikalas, nežinau. Tai žodžiu, nes aš kažkaip pagalvojau, kad tam reikia rizikuoti. Susiradau tokį šalmą, nežinau, Heba. Rinkausi tikrai ne pagal pavadinimą, ne pagal gamintoją, o pagal tai, kad kiek įmanoma jisai ant galvos atrodytų dar pusę velnio, nes kai kuriais tai, atrodai grinai kai grybas. Šitas dar, sakyčiau, toks visai neblogas, ne? Visai neblogai, šiaip visai šitų šalmų aš patenkintas, nes kai kuriuos, kai užsidedi, ypač tuos tikruosius MTB čia su tokiu snapeliu, ne visiems jisai tinka, man tai nelabai. Gerai, turbūt jungiam navigaciją, dedamės ir pradėsim turą po Klebonišką Skaistyklą. Svarbiausia, kai važiuoji, matau, kad reikia visada dabar jau sekti navigaciją, nes, kokį posakį praleidus, po to gali visai ne ten nuvažiuoti. Bet atrodo visai navigacija neblogai rodo, bet keliukai tai matau, kad čia bus tikrai ne šaligatviais važinėti. Jau reikės ir biškį po
po smėliuką pasikast. Jeigu būtų vasara, tai gal šitas kelias būtų sausesnis, jau biški ir suvažinėtas labiau. Bet dabar grinai pavasaris ir dar po žiemos šlapia, kas važinėja. Manau, tikrai nedaug važinėja. Nu nieko, pažiūrėsim, kaip atrodo šita trasa. Ne pačiom geriausiam sąlygom, bet bus, manau, kad tikrai įdomu. Šiaip nesu turbūt gyvenime niekad, MTB trasos, kad išbandęs kažkokios, nes dažniausiai mano, kaip sakau, prieš 10 metų dviračių važinėjimas būdavo kažkur tai takais, šaligatviais ir panašiai. Nu va, mano spėliojimai pasitvirtino. Ne tik tai purvo, bet dar šiek tiek ir ledo. Sniego rasim. Kažkaip norėtųsi kiek įmanoma sausiau apvažiuoti. Bet nežinau. Matau, kad jau per upelį. Ne, tai ką aš sakiau, navigaciją reikia stebėti. Navigacija sakė nestebi. Turi biškį Red Bullom dabar jau pavažiuoti. Bet nemačiau aš čia, kur tas keliukas koks buvo. Gal po žiemos užaugęs. Kažkur tai čia pakairė, ne? Ai, čia toks. Dar mažas ledukas ant kelio. Matyt, miške, kur daugiau pavėsio, tai dar tikrai galima rasti. Ir ledo, ir sniego truputį. Kelio įsišakojimas, bet navigacija rodo važiuoti tiesiai. Klausykim navigacijos tada. Nu va, 2 kilometrai nuvažiuoti. Užtrukau 10 minučių. O, geras. Kažkaip. Nu, bet turbūt normalu. Kiek čia vidutinis greitis 12,5. Tokiu keliu važiuojant. Apskritai. Tikrai čia kol kas nėra tikslo, kad kuo greičiau nuvažiuoti ar kažką. Šiuo atveju tai tiesiog norisi išbandyti. Aišku, nežinau, ar šita trasa išbandymui kaip pirma trasa pats geriausias pasirinkimas, nes jinai apibūdinama kaip viena tokia sunkesnių. Gerai, dabar. Nepasiklysta. Atrodo čia pats GPS-as miške irgi faktas ne pats stipriausias gaunasi. Tarp medžių kažkur tai biškį pakimba kažką. Tai kartais suabejoju, ar gerai pasukau, nes jau atrodė, kad link kito kelio navigacija arčiau. Bet ne, atrodo viskas tvarkingai, kol kas pagal planą. Čia, kaip suprantu, tai kertu pačią Kleboniškio gatvelės. O, ir asfalto šiek tiek.
po mišką, kai atvažiuoji, tai ant asfalto atrodo net mint nereikia. Pats dviratis važiuoja. Na, aš kai kalniuką jau šiek tiek reikia. Dar vienas kalniukas. Šito neplanavau. Čia šitu dabar. Nu, aš pasakysiu, kaip pradedantysis dviratininkas. Viskas yra žiauriai fainai, bet tie kalnai viršų tai užknisa. Aišku, po to gal kai įpranti su dviračiais važiuoti, viskas yra gerai, bet pradžia tai kalnai yra bjauriausia dalis. Dabar nežinau, čia šituo ar šituo. Pagal navigaciją labiau šitas, bet pagal išarimą kažkokį. Čia gal takas šalia kažkaip eina. Reikia gal šitų bandyti užvažiuoti, pažiūrėti, kas ten viršui. Ir važiuojam toliau. Nieko, dabar kylam į kalną, tikim, kad po to bus biški kelią ir žemyn. Visada logiškai taip galvojam. Išvažiavau, bet įtariu, kad ne ant šito. Nes čia tai... Nu, bet manau, išvažiuosim. Pabandom šiek tiek kitaip ratą prasukti. Aišku, žiūriu, važiavau, navigaciją ir kad kažkur jau biškį netenk nusukau. Panašu, kad reikėjo to pagrindiniu keliu čia ir važiuoti. Kodėl man atrodė, kad reikia į tą mišką list. Tai nežinau, iš miško brūzgynų išvažiavus, tai šitų kelių, oi, kaip asfaltų panašiai. Šiaip įdomu, jau tie, kurie važinėja, per kiek laiko šitą trasą pravažiuoja. Aišku, kaip sakau, aš tikrai į laiką kažkokį nenoriu netilt. Aš daugiausia laiko užtrunku, kol navigaciją pasižiūriu, kol pasižiūriu, ar kamera įjungta, ar gerų kampų filmuoja. Ant tokių dalykų belia kiek laiko sugaišti ir manau, kad du skirtingi dalykai, kur tiesiog paprastai važiuoti, o kur dar norėt kažką nufilmuoti ir panašiai. O, nu bet čia nedaug. Jau galvojau, papulsiu šlapę kelią. Bet čia tik tai iš kažkur tokia trumpa atkarpa. Aišku, nuo tokių atkarpų po to visas dviratis mėšlinas ir būna. Išlendi pagrindinį kelią, sutinki ir žmonių šiek tiek. Kas bėgioja, kas
kas su dviračiu važiuoja. Sustojam prie šitų Mickey Mouse'ų biškį. Atsigaivinimą pertraukėlę padarysim. Šį pusę trasos daugiau nuvažiuoti. 6 km, man atrodo, kažkur tai. Bijau, aišku, anksčiau laiko prisišnekėti, bet apart to vieno tokio 2 kalniukų. Tai ką, žinau, šiaip viskas čia įveikiama. Kai kiek daug prirašyta, kad tokia sunki, sunki. Bet sko, aš gal pravažiavęs pusę trasos nešnekėsiu anksčiau laiko. Gerai, trumpa atsigaivinimo pertraukėlė ir važiuojam toliau. Kaip suprantu, reikia sukti čia. Baigęs mūsų asfalto keliukai. Aišku, čia toks visai malonus miško takas. Platus, lygus. Apart tų šaknų. Čia šitoj vietoj toks jau žymiai švaresnis, kažkaip miškas atrodo. Ten tokių, na aišku, ir čia daug šakų, bet ten vis tiek toks labiau šabakštynas, gal mažiau žmonių vaikščioja. Čia tų laužavičių daug, kažkaip niekad nekreipiu dėmesio, kad vidury miško nemažai laužavičių yra, kur žmonės pastovyklaut atvažiuoja, ne, po vienai dienai įsikep kažką, gal ir gera vieta, tik keista, kad taip leidžia vidury miško. Čia dar ir žiemos sutiksim, šone sniegas, ant kelio ledas. Baisiausia, kai važiuoju tuo ledu, kad biškį į šoną nemestų, nes gražiai atsigult galėtum, bet gal padangos tokios vis tiek ir naujos, ir platesnės, su protektorium ant to ledo gal vis tiek laikosi, negu ten būtų plentinės tos padangos ar kažkokios. Oi, tarka, kokia tarka. Blemba, čia aš jau nenoriu važiuoti. Tai kaip čia upelis? Man tiesiai, man atrodo, reikia. Nu jo, tiesiai tai. Va čia tai. Čia jau būtų. Aišku, važiuotum ir pravažiuotum jaučiu. Bet, nenoriu aš taip murzintis visas. Per tuos visus upelius važiuot faktas nesinori, bet iš dalies tokios kliūtis tą tokį važiavimą įdomesnį ir daro, negu kad tik tai takais. Aš nesakau, takais važinėt tikrai yra žymiai lengviau ir tikrai, jeigu nori didesnį kilometražą pravažiuoti, kažkur nuvažiuoti kažkaip, gal tikrai ir gerai. Bet jeigu nori tiesiog biškį pasivažinėt, tai miškais, tos kliūtis, nors ir sunkios, bet važiavimą daro įdomesnį. Žinau, kad dviratininkų viena didžiausių baimių tai yra būtent šunys. Nu, bet gal ne taip, kai su šeimininkais vaikšto, bet palaidi šunys, ypač kai važiuoja pro kokius kaimus ir panašiai. Nu kažkaip, kadangi pats dar tikrai nedaug važinėjau, tai nesusidūriau,
Bet šiaip jo, šunys, jeigu važiuoji, tau ten jau gaudo, kad į koją, gal ir nėra labai malonu. Nors turbūt va taip per mišką važiuojant, aišku, Lietuvoje tų gyvūnų daug nėra, bet man tai tie laukiniai gyvūnai, pagalvoju, tokia biškį gal baimė didesnė. Kaip čia važiuot? Čia važiuot, ne? Kaip ratu, čia rodo, reikėjo ten jau sukti, tai aišku. Šitą tai jau aš nenoriu važiuoti, bet taip ir būna. Pradedi kažką šnekėt, akis jau net nei žiūri į navigaciją, nei galvoja apie navigaciją. Aišku, čia biškį ne pats aiškiausias parodymas ir buvo. Dar prie šito taip stabtelėjau, atrodo, kad lanku užvažiavimas. Galvoju, važiuoju. Matau, pavažiavom gražių gerų kelių, grįžom į mišką. Kai tokiais keliais važiuoji, tai supranti, kad šalmas tikrai reikalingas, nes tik tai kartais reikia spėt galvą palenkt, kad iš kokios šakos negautume. Bet kai kur pagal vėžes atrodo, kad jau šiemet čia kažkas nedaug, bet irgi spėjo pasivažinėti, nes tokių gan šviežių stabdymo vėžių matosi. Nu, panašu, kad biškį nuo kalno pasileisim. Svarbu nesumaišyti. Po to nereikėtų į tą patį kalną į viršų važiuoti. Bet atrodo gerai. Kažkodėl turiu tokią nuojautą, kad prieš pat pabaigą, kiek čia 2,5 kilometro likę, gausim į kokį gerą kalniuką dar papilpuot. Ne, tai aišku, mano spėliojimas pasitvirtino. Gavom dar tokį. Matau, visai ir netrumpas kalniukas. Su šakom dar. Šiaip turiu savietą principą reikalą. Kad jeigu yra kalnas, kurį važiuoju, tai reikia ir užvažiuoti. Negalima vestis to dviračio. Aišku, jeigu būtų didelis kalnas, kitaip jau nieko neišeitų, tai jo, bet kol išeina, geriau į kalną užvažiavai, sustoji porą minučių, pailsėt, ir toliau minsi. Porą kilometrų liko. Šiaip iš pradžių galvojau 11,5 kilometrų, nedaug galvoju. Čia gal reikia dar prastęsti toliau. Bet tais kalnais pavažinėti, suprantu, kad visai gana valandą laiko bus. 11 per valandą. Nutempas tai jo ne pats geriausias. Atsigeriam, varom toliau, damušam. Tai atrodo, pagaliau radau kelią, kurio reikia važiuoti. Nes vienur užvirtę, kitur užvirtę, sunku rasti net kur pravažiuoti. Šiaip gerai, kad darbo diena šiandien, tai žmonių čia žymiai mažiau. Nes jeigu būtų savaitgalis, jau dabar, kai geri orai, manau, kad čia net važiuojant šitais keliukais reiktų laviruoti tarp žmonių. O darbo diena, tai vienas kitas žmogus
Ir visai gerai. Nu, per upelį pravažiuota. Padaryta naujoka klaida. Arba turi gerai įsibėgėti, arba turi bėgį tinkamai įsijungti. Aš atvažiuoju čia 5 bėgių ir ką aš tikiuosi, kad neįsibėgėsi šitą kalną užminsiu. Neužminsiu, va dabar turėsiu vežtis dviratį. Aišku, daugiau negu pusę kalno įveikiu. Bet pusę kalno nesiskaito. Nu, žiūrim, kuo dar šitas kalnas, miškas mus nustebins. Dar vienu liepteliu. Nu, į šitą tai jau reikia užminti. O dabar svarbu tarp medžių pataikyti. Tai aišku, kaip prieš pabaigą trasos dar neįsišūdinus visą dviračio. O ir gyvūnų, žiūrėkit, per kelią. Stirna. Daugiau nematau. Atrodo viena. Nu, sutikti stirną miške, manau, nėra blogas variantas. Aš kažkaip labiau bijočiau kokį vilką sutikti. Tada jau būtų nelabai smagu. O stirna nieko. Nieko baisaus. O mes ką, panašu, kad artėjom viskas į trasos pabaigą. Nu va, trasa įveikta. Šiaip vienas GPS man rodo 12,5 km, kitas rodo 13 net su pusę. Tai nors planau 11,5 pravažiuoti, reiškia pravažiau net šiek tiek daugiau. Nu ir ką, biški toks rimtesnis pirmas trasos išbandymas. Kokie įspūdžiai. Nu, ką galiu pasakyti, kad važiuoti sunkiau negu asfaltų dviračių takais ar panašiai, tai skirtumas tikrai yra. O, šukuosena nebloga, ne? Bet šiaip smagu, visai kitas važiavimas, neskau, smagu ir takais važiuoti, smagu ir MTB trasom važiuoti. Tai manau, kad šiandien išbandėm pirmą trasą, vieną populiariausių Kaune po Kleboniškio mišką, MTB trasa. Pristačiau savo naują, pažiūrėsim, kiek ilgai besitęsiantį pomėgį, pabandysim prisipratinti prie savęs dviratį. Šiaip kol kas tikrai smagu, nesigailiu, kad nutariau pradėti su dviračiu važinėti po tiek metų pertraukos. O ką dar galėčiau apie šią trasą pasakyti, tai šiaip tikrai smagi trasa, pasivažinėti nestandartiniais keliukais, miškais, šaknim. Nebereikalo rašo, kad kaip ten, skaistikla. Ir tokia neilga, bet trasa verčianti biški kelis kalniukus tokius pamint. Taip, kad jeigu patinka tokios trasas, patinka miško keliukai, sakyčiau, išbandyk, bet įtariu, kad kiekvienas, kuris su dviračiu važinėja ne pirmą sezoną, turbūt šią trasą jau bandė. O jeigu dar nebandėjai, tai išbandyk. O kad galėčiau palyginti dar ten sudėtingumą daugiau, vėl kažką, tai manau, kad tai tikrai ne mano kompetencijai, nes kai daugiau trasų išbandysiu, pravažiuosiu, galėsiu tada palyginti. O kol kas nėra su kuo lyginti, tai su kuo aš palyginsiu. Ir manau, kad šiandien tiek. Jeigu žinai gerų trasų, gerų maršrutų, kuriuos reiktų išbandyti, parašyk komentaruose. O jeigu ne, aš jau turiu porą trasų nusižiūrėjęs, kurias bandysiu Kaune, kitas populiarias trasas Kaune išbandyti. O jeigu jau pažiūrėjai šį video, tai uždėk laiką ir susimatom kitam video. Gal su dviračiais, gal žygio, gal dar kažkur susitiksim. Viskas, iki.